Na, šiandien ir vėl žygiuojame. Eisime trasą, kuri truks apie 6 valandas turbūt. Kilsime į kalną, kur yra virš 1300 metrų aukščio. Na ir filmuosime. Linutė pasiruošusi ilgai kelioniai. Kodėl patinka kalnai? Nes čia tokie įspūdingi vaizdai. Tikrai verti dėmesio. Čia yra krioklys. Nedidelis krabliukas. Galima, žinoma, iš jo atsigerti. Na, mes nedrįstame, negavom tokių buteliukų, kur būtų su filtru. Nors būtent tose regioniniuose parkuose draudžiama maudytis, ten mirkyti kojas, nes kiti žmonės geria šitą vandenuką. Šiaip sako, kad jis yra švarus, mes nedrįstame. Lipant kartais reikia pratempti achilo, pratempti blauzdos raumenis. Tai tiesiog randam gamtoje, į kur įsispirti ir tiesiog keletą minučių tempiam. O, žiūrėkit, kaip smagu. Ten eisim. Mūsų tikslai yra viršūnės. Kiek čia auga pinų smūgus, tai yra kalnų pušis. Ir aš turiu netgi šampūną, su kurio plaunu galvą. Būtent iš kalnų pušies. Štai čia stūkso tos Gevonto kalnas, jis vadinamas gulintis karys. Čia tokie vaizdai atsiveria, mes dar nesam viršūnėje, bet toj parodysim, kur lipsim. Labai daug kalnų pušies auga, labai skaniai kvepia viskas, bet va, mūsų tikslas yra šitas kalnas. Šiuo atveju lazdos yra gerai. Ložas labai reikia būti atidiems. Mes dar turim pirštinės, paskui prisilaikysim lipant žemyn. Bet šiaip jo, iš tikrųjų net ne priekiu gal reiktų lipti. Bet gerai, kad draugiškai viens kitą palaiko. Gerai grandinės čia. Jo, o čia šiaip jo, reiktų, sakom, grandinį prisilaikyti. Čia matosi visa Zakopanė. Bet mes lipsime dar šiek tiek aukščiau. Jau sunku, paskutinis ruožas pats sunkiausias. Labai įdomu. Kiek turėjom lipti, galiu nufilmuoti, kaip lipa žmonės apačiu. Lipom, pagaliau užlipom. Esam virš 1300 kažkiek metrų, bet aš niekaip nesuprantu, ką namuose darau ne taip. Šiaip gydytojai yra pripažinę, kad man yra gonortrozė, vieno sąnario kelio, 3 laipsnis. Ir man namuose būna laiks nuo laiko paskauda. Bet dabar jau 7 dienas mes duodamės po kalnus, kopiam tikrai aukštus kalnus. Skauda visi raumenys, bet ne sąnariai. Linkte, tu labai įdomi versiją pasakei. Dėl raumenų. Taip, nes pradeda dirbti keturgalviai labai gerai raumenis. Sėdmenų Raumenis įsijungia ir tai palaiko būtent sąnarį.
Tai dažniausia sąnarių sudilimo priežastis yra mūsų persilpni raumenys arba traumos kažkokios sąstingiai nugarose, sėdmenų zonoje. Na, tai vat, tiesiog sudyla kelienai ir tiesiog yra ta osteoartrozė. Tai gal dar ir dėl to, kad mes čia kiekvieną dieną darom tempimo pratimus, vieną kitą masažuojam ir tikrai geriam be galo daug papildų. O dabar kaip tik užlipam ant kalno, tuoj parodysiu. Į kalną su savim įmame magnį, įmame kolageną su hialuronu ir cinku, tam, kad sustiprintumėm savo sąnarius. Hialuronas labai gerai drėkina sąnarius, kolagenas reikalingas baltymas taip pat mūsų raumenims ir cinkas. Viskas yra be galo reikalinga mūsų aktyvumui ir ne tik.